Sveiki bičiuliai, sveikiname su jumis iš Elektrėnų ralio, kur vyksta nuostabi šventė, puikus oras, daug žiūrovų, tačiau jisai yra ganėtinai sudėtingas, nes labai daug dalyvių jau pasitraukė iš lenktynių. Taip nutiko ir mums. Mes šiandien turėjom problemėlę su kuro siurbliu. Antrajame greičio ruože nepaaiškinamom aplinkybėm naujam siurbliui nulūžo toksai galiukas, ant kurio maunasi ir fiksuojasi kuro padavimo vamzdelis. Tai mums teko pasitraukti po antro greičio ruožo ir netrukus startuosim 5-ame greičio ruože pagal Super Rally taisyklę. Tai jūs stebėkite toliau, bus dar daug gražių kadrų. Suvažiavome 2 greičio ruožus. Greičio ruožai parengti tikrai vyriški, ypač 22 km, tai parodė, kad fizinis pasiruošimas turi labai būti didelis, nes vairą išsukioti tiek laiko, tai yra reikalų, bet nežiūrint į tai, rezultatas viskas tvarkoje. Tikiuosi, pirmo greičio ruožo rezultatas sutvarkės, nes pasivijome Eugenijus Latkevičius, išlaužęs ratą buvo užblokavęs kelią. Tai kaip ir su teisėjais kalbėjome, viskas tvarkoje, šiaip tai kova vyksta, tai važiuojame toliau, dar tik 2 greičio ruožai, laukia ilgas ralis. Apie greičių ruožus pasakyti negaliu, nes važiavam avariniu režimu. Pirmam greičio ruožė gal porą kilometrų nuvažiavus į kairį tokį posūkį, išmetė mus, atsidrenkėm į griovį, į medžius ir apsivertėm. Ačiū žiūrovam, atvertė. Apsitvarkė mašiną, galim važiuoti ir dabar, manau, servisė sutvarkys, kad tęstumėm kovą. Kairys 3 minus, kaip 20, dešinys 1, 50, dešinys 1, kairys 2, 1, labai ilgas. Ir čia viduriu 160. Tai greičio ruožai buvo pirmas ir trečias mums pati pradžia. Mokomės naują techniką. Visi dopai yra sudėtingi. Buvom nulėkę ir į pievas. Ralis super, susuktas, darbinis. Po pirmo greičio ruožo su šturmanu net kalbėjom kaip žaidime. Tik tai restarto nėra. Tai dėl to važiuojam į finišą. Mūsų ir tikslas finišuot ir tada žiūrėsim.
kas gausis iš šių metų. Taip ir galvojau. Greičio ruožai geri, Elektrėnų klasika, vingiuoti su greitom sekcijom, tai taip dinamiškai besikeičiantis. Susirašymas vakar buvo geras, iš tikrųjų ir pasiruošimas neblogas. Likti ir pirmą greičio ruožą sustartavom visai neblogai, ten gal turbūt kokį 10, 11, 12 rezultatą parodėm. Na, tada prasidėjo niuansai. Antram greičio ruože vienoje vietoje labai siauroj meistriškai apsisukom tarp dviejų medžių, tai sugaišom, kol atsisukom. O ketvirtą greičio ruožą važiuojant prieš tą pirmąjį asfaltą esant miestelyje nutraukėm kažkur dešinio priekinio rato stabdžių žarnelę. Tai važiavom su rankiniu ir greičių dėžę stabdydami, tai tas rezultatas kažkoks negali būti, bet nuotaika gera. Vaikinai puikiai padarė savo darbą, viską sutvarkė, važiuosim toliau. 5, 7 ir taip link ralio finišo, toks ir tikslas. Tai esame Elektrėnuose, o čia iš esmės greičio ruožai tikrai yra techniški ir jie yra sudėtingi. Sudėtingi savo reljefų, kelio pločių ir begalė akmenų. Tai ta prasme, jie tikrai nėra lengvi. Ralio atmosfera čia visada yra faina, nes mieste žiūrovų daug, oras geras, tai tiesiog smagu. O
O mums patiems šiandien sunki diena, nes nuo pirmo greičio ruožo prasidėjo, pavadinkim, ne problemos, o iš tikrųjų aš jau galimai pats prisidariau, prakirtau ratą, tada antras greičio ruožas be atsarginio rato, jis yra ilgas ir tada tu nerizikuoji ir dar užkaito vanduo automobilį. Po serviso grįžom geros nuotaikos ir pabandėm pavažiuoti greičiau, vėl prakirtom ratą. Nu ir va taip, iš esmės, sunkiai gaunasi kažkaip, bet, yra kaip yra. Right 8, 100. Right 8, keep 50, brake. Left 5, go. Plus left 3. No. 80. Right 4, fast, go. Plus right 5, fast, crest. 120. Crest 150. Crest plus crest 100. Left 5 fast out. 120. Brake left 2 svarbus. 200. Left crest into right 5 and left 5. Plus jump vidurio. Left 8 50. Right 8 100. Brake left 1 1. tunelį. Na ką, mėly žiūrovai, ralis šiandien jau baigėsi, Elektrėnų ralis šiandien buvo tikrai fantastiškas, oras puikus, greičio ruožai nuostabus, tiesiog mes negalėjome jais pasidžiaugti. 5 greičio ruože prakiro aušinimo radiatorius, todėl po finišo nutarėm nebesikankinti,
neberizikuoti varikliu. Kalbant apie patį ralį, jis buvo negailestingas, pasitraukė net 26 ekipažai, 61 startavusio Lietuvos čempionate. Vaidas Žala buvo vėl nuostabus, tiesiog parodė savo klasę. Taip pat Justas Simaška važiavo nuostabiai BMW Cup automobiliu, tiesiog dabar atvyko į servisą, tai pasakoja, kad 6 minutės prarado dėl prakirsto rato, tai jam nusibraukė praktiškai pirma vieta netgi tarp 2 varomų automobilių. Tai labai gaila. Noriu padėkoti mūsų naujam laidos partneriui ir rėmėjai, tai Fritech Kaladėlio atstovui Auto Kultui. Labai ačiū už stabdžius, kuriuos turime, tikrai džiugina jie, leidžia važiuoti greičiau, taip pat ir Giedrius Firentas tai išbandė. Tai tikėkime, teks pabandyti ir daugiau, ne tik pagal Super Rally ir vienam greičio ruože. Tai tiek apie šiandieną, susimatom Utenoje, iki pasimatymo.